Sveiki visi, sveiki sugrįžę į mano kanalą. Šiandien aš kviečiu jūs eiti su manimi pasivaikščioti į parduotuvę. Nueikim į parduotuvę, apžiūrėkim, kokie produktai, už kiek, koks asortimentas, pasirinkimas, vidutiniškas, kinietiškas parduotuvės, supermarketo, tai va, pažiūrėsim, kuo skiriasi, tarkim, nuo mūsų Maksimos ir panašiai. Tad nieko nelaukdami, einam į vidų. Na ką, štai atvykome, už manęs yra Bravo parduotuvė, tai ir užeisim, pažiūrėsim, kas gero. Gal ko nors ir norėsis nusipirkti. Pažiūrėkime. Pirmą paėmė krepšelį, einu į vidų, kas pasitinka. Tai nuo pat pradžių matom daug mėlynų. O kaina apie 11-12 vietinių juanių pinigų, kurios nurodysiu kainą ekrane eurais. Aha, visokiausi vaisių, citrinų, nepamirškim. O po vieną, dažniausiai pardavinėjimas maišeliuose po 2. Arba po 3, kaip šiuo atveju, 50%. Kiek čia kainuoja? 4,35 už 3 citrinas. Ką manot, ar taip Lietuvoje? Parašykit. Ar Maksimai už tiek pardavinėja? Ar Lidle, ar Rimi Norfo iki bananų? Yra daug žmonių praeit. Visokiausių vyšnių, trešnių. Taip pat kainos brangu, už 40. Ir ananasai jau yra taip supjaustyti, išdrožti, paruošti valgymui čionais. Taip pat paliksiu, turime arbūzus jau su šaukšteliais paruoštus valgymui. Nuostabu. Ir taip pat čia vienas populiariausių yra Taja, Dragon Fruit, kaip čia lietuviškai bus, nežinau, tai va, irgi populiaru. Kažkaip keista, kad... pamiršau. Geltonas arbūzas už 10. Sakyčiau, gana nepigiai. Geltonam arbūzui jie nėra tokie saldus, kiek yra tekę ragauti. Taip pat čia vienas populiariausių vaisių, ką norėjau parodyti, durianas, grožėktis. Kinijoje labai populiaru, visi jį dievina. Iš tikrųjų, jo kvapas ir skonis yra, kaip mum europiečiam, bent jau man, yra tikrai nekoks. Tikrai, apetito nekelia nei kiek. Tai va, persikai, slyvos, beveik 10 už kilogramą. Turime įvairiausių jogurtų. Taip pat vienas skyrius, kažin ar čia sūrį pardavinėja, man įdomu, įvairiausių produktai. Čia tokie kaip gyvosios pieno bakterijos, labai populiaru. Žiūrim, kas toliau. Žiūrim, ką turim. Čia jau, čia būdingai dešrelės, sardelės. O, koks pakas. 22,80. Atpirktumėt už tiek. Tai va, apie 20 už tokį. Va, čia yra
ko pas mus nėra, tai yra makaronai. Kinietiški makaronai. Jie jau yra tokie kaip, nėra tokie skietėję, nesenai pagaminti ir galima tiesiog virimui uždėti tiesiai. Įvairiausių makaronų, tokių, įvairiausių dar tokių ramen noodles irgi galima gauti. Irgi įvairiausi makaronai, čia įvairiausi, net nežinau, kas čia gal tofu, ko gero tofu. Irgi už panašią kainą, apie 20-30 juanų. O, grybai, supakuoti grybai, jūs matot? Įvairiausių grybų asortimentas, lentyna. Čia labai populiarūs yra būtent tokie grybai, jie dedami į karštuosius puodus, potus ir tokie pailgi ir verdami ir valgomi. Javagrybių aš kaip ir nelabai matau, bet čia yra įvairių rūšių. Čia kartais ne baravykai vos ne. Tikrai. Gerai. Toliau. Daržovės, brokoliai. Reikia česnakai. O, man patinka žirniai. Pupelės. Taip pat populiarios. Saldžiosios bulvės. Labai yra mėgstamos, kepamos, verdamos. Tiesiog gatvėse. Jų yra labai, gerai auga čia, jų daug populiaru. Todėl, manau, būtent todėl populiaru. Na, o sūrio, aš kažkaip tikrai pasigendu sūrio. Nematau, dažniausiai būna čia. Šitose lentynose vieno produktai, jogurtai. Spina štai ir turime sūris. Bet sūris dažniausiai būna štai toks. Būtent tokias lydytas. O įprasto sūrio, tikrai nėra, kaip matote, nematau. Yra sviestas, tiesiog tokiose, kaip ir dėžutėse skaitosi. Sviestas, o turim prezidentinio sviesto. Tai va. Na, svarbiausia, kad būtų, dažniausiai būna salted, sūdytas arba nesūdytas. Aš imu nesūdytą. Sūdytas tikrai neskanus. O ką, turime visokios mėsytės, vištiena. Vištiena populiariausia, aišku. Vištos koja. Vištos koja man tai nelabai skanu. Tai va, jau vištos yra čia išpjaustytos, yra jo juodosios, juodžiai gaidžiai, sakoma, juodosios vištos. Taip pat yra galima ir normaliai jau supjaustyta, indelėse supakuota, kaip mum įprasta. Taip pat galima nusipirkti. Čia įvairiausios mėsos skyrius. O, žiūrėkit. Širdelės. Man atrodo, kad čia yra širdis. O, taip pat. Gal kam reikėtų žuvų galvų? Tikrai matosi populiaru. Žuvų galvos. Na, žuvis, jūros gėrybės. O, tai žiūrėk, kaip gražiai įpakuoti netgi krabai. Paruošti gaminimui ir virimui. Tai va, žuvytės vyriausias.
Čia yra įvairiausių vėžiagyvių. Turime ir moliuskų pasirinkimą. Moliuskų įvairių. O žiūrėkit, krabai surišti ir dar gyvi. Įsivaizduojat? Ja, taip. O, taip pat. Nepamirškime ir mielųjų aštuonkojų. Gal norėtumėt paragauti? Kiniečiai sako, kad skanu. Aš tai nelabai linkęs į tokias avantūras eistis. Na, gal kam ne avantūra, bet man tai avantūra miltai. Kaip skaniai kvepia. Kiaušiniai. Na, kam reikia mėlynų galima. Čia kažkokie ančių kiaušiniai. O, netgi yra, žiūrėkit, juodų kiaušinių. Taip. Na ir mums įprasti kiaušiniai, kiaušinių jūra. Va, štai. Norėjau čia parodyti. Mėlynas kiaušinis. Ar valgytumėt tokį? 1,80. Čia už vienetą ar už kilogramą? Čia va suprantu. Parašyta 6,98. 500 gramų kiaušinių. Taip pat, ko pas mus nėra, galbūt džiovinti dumbliai, žuvis, krevetės, dar įvairiausi. Čia kažkokie moliuskai, kalmarai džiovinti. Žinoma, populiariausi įvairūs džiovinti grybai ir įvairiausi dalykai. Gėlės čia, iš tų gėlių yra daroma arbata, kas yra tikrai, čia yra labai gerai išvystyta arbatos visokio pasirinkimas, tai yra galima laisvai pienių, tiesiog pienių arbata, skanu visai būtų gal. Aš asmeniškai nebandžiau, bet atrodytų maždaug štai taip va, pienių arbata, būtent taip. Čia dar įvairių džiovintų grybų. Net nežinau, kas čia yra. Kas tai nelabai aišku, bet va čia kinietiškos datulės ir jos labai populiarios. Einam toliau. Džiovintų pupelių skyrius, džiovintų vaisių, mangai netgi, džiovinti mangai, žiūrėkit, čia jau iš džiovintų slyvų tokie saldumynai, čia iš džiovintų saldžiųjų bulvių, siemko, tai va, visokių siemkų ir visokių, manęs kruopų, kažkokios tai juodos, nežinau, už 8,50. Gal imtumėt? Dar daugiau grybų, džiovintų grybų, tokių plonų, tokių juodų, tokių pailgų skyrus. O čia yra džiovintas tofu. Džiovintas tofu toksai, manau, taip. Toliau judant, čia irgi įvairiausių džiovintų gėrybių, pilna. Žuvų, taip toliau. Štai, visas skyrius yra vien iš tofu.
tofu taip pat čia yra valgomas ir populiarus. Ką dar galbūt praleidau, tai yra visokių kruopų, įvairiausių žirnių, kruopų galima prisiimti, prisisverti, bet sverintis reikia nueiti iki tam tikros vietos, jums pasvers, nes kasoj kaip pas mus nesveria. Būtent taip. O, pažiūrėkite šitas gėrybės. O, wow. Bet antis, ko gero, Pekino antis, kepta. Čia yra populiari. O, ką tik atnešė, šilta. Taip, čia už 29. Šiek tiek nukainuota. Įvairiausia čia kukurūzų sulčių, gėrimai, šviežiai spausti. Ko gero, manau. O duonos skyrius atrodytų maždaug taip. Čia jos nėra daug. Pasirinkimas tikrai nėra kažkoks platus. Duona čia nėra valgoma tokia, nelabai. Kaip mum įprasta, gal labiau kažkas tokio, kaip sumuštinių batonas, duonas, juodos tikrai čia nerasite. Ne. Čia labiau populiarios yra kinietiškas bandelės, kaip tokios, štai taip atrodančios, 7,20. Vadinasi baudza. Kinietiškas garintos garuose bandelės. Su žalumynais čia pridėta. Čia irgi tokia bandelė. Įvairiausia. Čia yra įvairiausių dar tokių įvairių spalvų. Kaip panorėsite. Bet jos tikrai, jas nėra saldžios, nieko tiesiog reikia vienų valgyti. Be nieko nepatarčiau. Va taip. Čia dar yra. Žiūrėkit, kaip verda. Gražiai verda. Gražiai. Parašykit komentaruose. Gal jums patiks. Tai va, einam toliau. Čia tiesiog dėžėse sukrauta pieno įvairaus. Pridėta pieno. Taip. Einam toliau. Šokolado skyrius. Labai sunku prieiti. Labai sunku. O, žiūrėkit. Žmogus praeis. Prancūziški triufeliai. Už 18 už tokią pakuotę. Kas tikrai čia nėra taip ir pigu jau, bet gerai, 18. Čia be nieko, čia su lazdyno riešutais. Žarna pakuotė. Tai va taip. Čia dar įvairiausių. Tai kinietiški saldumynai. Tokie kaip ant pagaliuko. Ar valgytumėt tokius? Tiksliai nežinau, kaip čia net apibūdinti. Čia pagaminti, išdžiovinti vaisių. Taip pat kinietiški delikatesai. Man tai tikrai nepatinka. Žiūrėkit, kažkokie aštrų, vis tai yra aštru, aštriam padaže. Aštrinta, tai... Arba va tokios dešrelės, arba visą tai. O populiariausias vištos koja. Štai, prašau. Vištos koja. Aštri vištos koja. Na, aš pasakysiu atvirai. Bandžiau, nepatiko. Nelabai žinau. Man tas skonis arba aštras. Dar vištos kojų. Įvairiausių, matot, sparnelių, dalių. O čia tai iš net baisu pagalvoti, koks čia bus skonis suvalgius šitą
delikatesą. Tai yra dar daugiau vištos kojų. Tokių. Einant toliau. Na, matas, turime įvairiausių sojas, pieno gaminių, kokosų pienas, tokiose pakuotėse. Vanduo, vat taip parduodamas. Taip, košių. O čia tokie makaronai, tokie permatomi, tokie populiarūs, dedami į įvairias sriubas. Visi šitie makaronai. Arbatos, matėm. Skyrių pomšpakį. Kiniečiai labai mėgsta pomšpakius. Jų čia tikra įvairovė. Kiek įvairiausių. Tarkim, šis jautiena pridėta chemikalų, konservantų, gliutamatų. Būtent taip ir atrodo. Yra netgi normalių europietiškų makaronų. Tai va, makaronų. Na, yra tikrai iš ko rinktis. Bent jau taip. Yra netgi ir agurkų jau marinuotų ir kukurūzų čia matome, kečupų. Sako, tai tikrai. O čia, kas yra čia, gal paklausti, kas čia už tavęs. Čia va tokie dalykai, jie yra čia su pipirais įvairiausi aštrus ir jie dedami verdant vandenį ir verdamas kažkiek tie puodai, vanpotai aštrus iki pagal skonį. Jiem tai labai patinka, žinokit. O čia va tokie tradiciniai kinietiški makaronai atrodo būtent taip. Nes europietiškų makaronų dažniausiai nėra, dažniausiai būna tik tokie, tai kartais tenka pirkti tokius. Juos, tokie yra. Taip. Čia dar turime įvairiausių krakmolų. Cukrus, druska. Įvairiausi prieskoniai. O čia aš net nežinau, čia marinuoti kopūstai. Parašykit komentaruose. Ar jums taip atrodo? Tai yra marinuoti kopūstai. Ar dar kažkas? Čia įvairiausi sojos padažai. Sojos padažai, sojų. Yra obuolių actas, actai, padažai, be kurių kiniečių kinų virtuvė yra neįsivaizduojama. Viskas yra kepama tokiuose padažuose. Na, netgi yra kečupo. Mums įprasta kečupo 15 už tokią pakuotę. O taip pat yra įvairiausių džemai, uogienės. Bet čia jau brangiau kainuoja, nes jas surasti tiesiog yra retenybė. Retenybė. O žiūrėkit, majonezas. Paprastas. Na, čia vienintelis Kewpie, vienintelis brendas, vienintelė, ką galima rastis majonezą. Ir žinoma, pats svarbiausias produktas parduotuvėse kinietiškose. Tai yra numeris 1, tikrai padėkėjai. Gliutamatas.
mononatrio gliutamatas. Be jo kinietiška virtuvė nelabai įsivaizduojama. Jo tikrai yra suvartojama labai gausiai, labai daug visur dedama ir jis čia yra vienas pagrindinių ingredientų, vos nesakyčiau, nes parduodamas kaip cukrus, parduotuvės kaip cukrų galima rasti, tai tikrai pas mus taip nėra. Taip pat dar daugiau visokiausių padažų ir svarbiausia yra aliejus. Kepant, gaminant. Jo, čia sunaudojimo gausa yra tokia didelė, kad jūs pažiūrėkit, kokiose talpose jis pardavinėjamas. Tiesiog, imtumėt tokį, kiek čia, 5 kilogramai to aliejaus. Arba pardavinėjimas ir pardavinėjimas su papildomu buteliu pridėtų. Geras, taip, paims, tikrai. Skanus čia, kukurūzų, saulėgrąžų, 60, sūro 60, 6,18 litrų aliejus už 69,90. To čia konvertuosiu kainą, pažiūrėkite, ar pirktumėt už tiek. Žemės riešutų aliejus netgi. Žemės riešutų, kukurūzų, rapsų, įvairiausių aliejų pasirinkimas čia yra didelis, nes tai yra aliejus, yra pagrindas kinų virtuvės, viskas yra kepama, verdama būtent aliejuje, milžiniškose keptuvėse, tai tikrai yra jų tokia gamybos ypatumai. Tai yra visokiausių sausainiukų, traškučių, čia taip pat netrūksta. Irgi čia visokie užkandžiai, tokie man nelabai patinkantis. Tai va taip. Būtent taip. Ir čia jau yra buteliai, gėrimai, Coca-Cola. Čia nerašo, kad Coca-Cola, čia po 2 pardavinėje, taip, kad Coca-Cola yra Coca-Cola, iš kur žinau. Nerašo angliškai Coca-Cola, rašo taip. Arba Sprite'as, norite Sprite'o, na, gausite, štai tokiu užrašu yra Sprite'as ir panašiai, nes čia, kad vietiniai geriau suprastų, yra padaryta būtent taip. Na ką, ir išeinant savitarnos kasos taip pat egzistuoja, jos yra populiarios ir kelios normalios kasos, kaip ir pas mus. Na kas tikrai nėra nieko šokiruojančio ar naujo. Tai būtent tiek ir norėjau parodyti. Ar sutinkat su to, ką pamatėt? Ar atvyktumėte apsipirkinėti į Kinijos parduotuvę? Gal jums patinka, o gal ne? Parašykit komentaruose, paspauskit like ir subscribinkit, prenumeruokit kanalą. Iki kitų kartų. Iki!